Sveiki, brangus mūsų klausytojai ir žiūrovai, vėl sveikiname su jumis laidoje Už balos, kur aš Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje aptariam JAV pasaulio ir šiek tiek Lietuvos politikos reikalus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Mes kalbamės gegužės 14 dieną, tikimės greitai ir pasirodyti eteryje. Perėjom prie naujos platformos, bet turim ir kitų techninių rūpesčių, tai iš anksto atsiprašau, jeigu kas nors bus ne taip gerai kaip visada. O tuo tarpu iškart noriu judėti prie mūsų temų, bandysim tilpti į priderantį laiką šio mūsų pokalbio. Ir Povilai, Trumpo vizitas artimuosiuose rytuose. Galite iš pradžių nupiešti bendrą vaizdą, kas ten svarbiausia, o po to gal pasižiūrėsim ir į detalesnius aspektus. Vytautai, įdomu, kad prezidentas pasirinko Saudiją Arabiją ir artimuosius rytus savo pirmąją oficialiai kelionį. Žinoma, jis buvo Vatikane laidotuvėm, bet tas nesiskaitė kaip po jo planuotą kelionę. Skrisdamas į Saudiją Arabiją, prezidentas spėjo pasikalbėti su Indijos ir Pakistano vadovais, kur buvo prasidėjęs karštas karas. Paskutinį kartą kalbėjom, kad yra įtampa, bet per tas 2 savaitės prasidėjo karštas karas tarp Indijos ir Pakistano aviacijos ir artilerijos. Ir dėka prezidento Trump, kai jis pasikalbėjo su jų vadovais, jie sutiko sustabdyti tą karą, bent laikinai. Tai čia buvo per skrydį, jo darbas, kol skrido į Saudiją Arabiją. Saudiją Arabijoje, kai jis nuskrido, jį pasitiko visa valdžia tenais labai iškilmingai, nepanašiai kaip pasitiko Bideną. Ir tada paaiškėjo, kad Hamas ir Trump susitarė, kad paleistų paskutinį Amerikos kareivį, kuris buvo laikomas Hamas. Kitą sutartį paaiškėjo, kad prezidentas susitarė su Hutais. Hutais yra tie teroristai, kurie paralyžavo Raudonojo vandenyną ir laivai turėjo plaukti aplink Afriką, buvo didžiuliai nuostoliai 1,5 metų. 30 dienų iš eilės Trump puolė Hutais su aviacija, išbombardavo jų sandėlius, radarus ir panašiai. Pagaliau jie susitarė nebepulti laivų Raudonojoje jūroje. Ką žiniasklaida nepastebėjo per paskutinius 1,5 metų, tai kad Hutis 3 valstybių laivų nelietė. Būtent Irano, Rusijos ir Kinijos. Kas parodo, kas remia teroristus. Tai čia buvo dar vienas, reiškia, įdomus įvykis prieš jam nusileidžiant Saudiją Arabijoje. Tuo tarpu, būdamas Saudiją Arabijoje, jis pakvietė Sirijos naują vadovą, kad atvažiuotų susitikti su prezidentu Trump. Atsiminkim, kad tas lyderis yra skaitomas teroristas paskutinis 10 metų ir prieš Siriją yra sankcijos. Prezidentas Trump atšaukė tas sankcijas, pasitarti su lyderiu, sako, jeigu atstatysi Siriją be teroristų, Amerika tau padės. Kodėl jis tą darė? Labai svarbu buvo, kadangi tenais bandė prieiti Rusija, kur turi bazę Sirijoje, karinę bazę, ir kiniečiai. Tai Trump užkirto jam ėjimą ir pradėjo derėti su Sirija. Žiūrėsim, kas įvyks. Šalia Sirijos labai rimta problema yra Turkijos su kurdais. 40 metų kariauja tenais. O kurdai Sirijoje ir Irake tai yra, ir dirbo kartu su Amerika prieš teroristus. Tai užkulisę Trump susitarė
ar prispaudė Turkiją susitarti su savo kurdais, kurie daugiau linkę yra komunistus, jie sutiko nusiginkluoti. Ir tas, atrodo, padės kurdam, kurie su Amerika dirbo, išlikti saugiai Irane ir Irake. Tai čia buvo bet keli ėjimai artimuose rytuose. Tuo tarpu Ukraina ir Rusija turi susitikti Turkijai. Zelenskis sakė, kai jis važiuoja, Putinas bando užtęsti. Neatsako, ar jis bus ar nebus. Susitikimas turėtų būti rytoj. Prezidentas Trump pasakė, kad gali jis nutraukti dalį savo kelionės ir nuvykti į Turkiją. Aišku, Putinas labai norėtų susitikti su Trump. Tai gali privilioti, kad atvažiuotų ir Putinas. Taip, kad Trump užkulisę veiklą dabar bando suvesti, kad padarytų taiką tarp Rusijos ir Ukrainos, sustabdytų tą karą. Tuo tarpu Iranas ir Amerika susitiko 3 kartus kalbėtis diplomatiniai dėl Amerikos spaudimo prieš Iraną, kad sustabdytų atominių ginklų gaminimą arba uranium tobulinimą, kad galėtų tos ginklus pagaminti. Trump, būdamas Saudi Arabijai, paskelbė Iranui, kad jis nebeturi kantrybės, turi per labai trumpą laiką susitvarkyti arba. O tuo tarpu uždėjo labai rimtas sankcijas prieš Iraną. Ir kas yra įdomu, Vytautai, Iranas parduodavo naftą kam? Kinijai. Kinija praktiškai išlaikė Iraną. O ką Iranas darė? Iranas ginklavo Rusiją. Taip, kad tas tinklas tarp Kinijos, Rusijos ir Irano ir Šiaurės Korėjos, ta komanda veikia kaip komanda. Ir dabar Trump trukdo jiem vieną kraštą po kito. Ir kai buvo dabar susitikęs Či su Putinu Maskvoj, jie 4 valandas kalbėjo ir aš spėčiau, kad Či bando prikalbėti Putiną nustoti karą, nes Kinija nebegali remti jo finansiniai, nes Kinija turi daug problemų ekonominiai, ypač kai pradėjo karą su Trumpu dėl mokesčių. Kinijoje bent 10 milijonų žmonių buvo paleisti iš darbo, atrodo gali būti daug daugiau. Yra ekonominė krizė Kinijoje ir kadangi yra ekonominė krizė, jam sunku remti kitus kraštus taip kaip Rusija. Ir čia viskas yra užkulise, ką Trump daro su savo įvairia ekonominė ir politinė ir diplomatinė veikla. Iš tikrųjų labai, kaip čia daugiaplanis įvairiapusiškas paveikslas, aš vos spėjau sekti potėmis. Lietuvoje buvo pasakyta, mums aišku aktualiausių Lietuvoje klausimų dėl Ukrainos-Rusijos derybų buvo pasakyta, kad Trumpas pažadėjo atvykti į Turkiją, jeigu Putinas atvyks. Būtent su ta sąlyga. Tai dabar, aišku, labai įdomu, kaip čia bus. Bet man tas apie Siriją ir susitikimą su jos naujuoju vadovu epizodas atrodo galbūt pats toks pikantiškiausias, nes kaip jūs ir pabrėžėt, Sirijos naujasis vadovas yra žmogus oficialiai su Al-Qaeda siejamas, teroristinė praeitis, visa kita. Pats jų susitikimas jau toks visai nekonvencinis įvykis. Aš drįsiu pacituoti, kad Trumpas po jo sakė, kad teigiamai atsiliepė, savo kaip ir įprastų stiliumi teigiamai atsiliepė apie šitą žmogų, sako, jis yra stiprus jaunas vaikinas su kovotojo praeitim ir turi šansų išlaikyti, sunku ir išversti, išlaikyti nesubirėjusią Siriją. Ir žada sankcijų atšaukimą. Tai nežinau, kaip jūs vertinat šitą būtent dėl Sirijos momentą? Ar jums atrodo, kad gali normalizuotis santykiai ir kad Trumpas stengsis investuoti į tų santykių normalizavimą? Labai įdomus derinys yra, Vytautai. Vienas dalykas, bendrai paprastai artimuose rytuose Amerika ir Izraelis dirba ranka į ranką.
net klausimas yra, kas vadovauja artimuose rytuose, ar Izraelis Amerika, ar Amerika Izraelį. Ir net pastebėdama, 3 dalykai įvyko. Vienas dalykas, prezidentas nesustoja Izraelį šioj kelionė, nors jis yra tam rajone. Izraelis labai nenorėjo, kad tartųsi su Sirija, kadangi Izraelis dabar naudoja progą užimti dalį Sirijos ir tuo pačiu bombarduoja vakarų Siriją, kad vakarų Sirijoje nebūtų jokios ginkluotės, nebūtų pavojus Izraeliui. Tas pats buvo matoma, kad Izraelis supyko, kad Trump tiesioginiai kalbėjo su Hamas išleisti amerikietį iš belaisvės. Ir tas pats buvo su Hutais. Prezidentas susitarė su Hutais, kad Hutis nepultų laivus, bet nesitarė, ar Hutis gali pulti Izraelį. Ir po to susitarimo su Trump Hutis puolė Izraelį. Taip, kad čia staiga atrodo yra dalinai skilimas tarp Izraelio ir Amerikos, kas liečia labai svarbias taktinės ir strateginės pozicijas, kas liečia aiškiai ir Siriją. Labai įdomus pletkas sklido internete pastarosiomis dienomis, kad esą Trumpas yra susipykęs ar supykęs ant Netanyahu dėl jo įžūlios politikos ir laikymo, kad Amerikos pagalba yra garantuota. Ir esą čia dabar jau bręsta toks kaip ir nusisukimas JAV nuo Izraelio. Aš manau, kad dėl politinių aplinkybių toks nusisukimas nėra įmanomas, kad Izraelio įtaka ir lobby, tai pavadinkim, Vašingtone yra daug stipresnis tiesiog dėl milžiniškos žydų diasporos JAV aukščiausiosios sluoksniuose. Ten, kai pasižiūri žiniasklaidos savininkai, visi didžiausi žydai, verslas, žydai, tai yra tiesiog natūralu, kad jie nepriklausomai nuo valdančios partijos ir nepriklausomai nuo prezidento požiūrio vis tiek turi begalinės įtakos svertus ir apskritai ta politika negali pasikeisti. Bet būtent dešiniuose, tokiuose jau maga ratuose labai sklido mano akimis pastarųjų metų ta versija, kad ar tik nebyra santykiai tarp JAV ir Izraelio. Tikit tuo? Aš manau, kad yra tam tikra įtampa tarp prezidento ir Netanyahu. Prezidento Trump svarbiausias tikslas yra sustabdyti karą. Jis tą pažadėjo per rinkimų kampaniją, sustabdys karą Ukrainoje ir sustabdys karą Izraelį su Hamas. Ir jam nesiseka. Ir tarp kitko daug žmonių Izraelį, gal net dauguma, nori, kad karą nutrauktų Netanyahu. Netanyahu kaip lyderis Izraelio ir su savo dešiniaisiais nenori nutraukti karą, nežino, kad jam asmeniškai yra pavojus. Jeigu nutrauks karą, prieš jį prasidės bylos dėl sukčiavimo ir viso eilė kitų dalykų. Taip, kad jam karas jį išlaiko valdžioj. Jis jaučia, jeigu baigsis karas su Hamas, jis praras savo valdžią, praras savo autoritetą ir gali atsidurti teisme. Tai matosi, kad jis ypatingai prieš tas šeimas, kur dar yra jų giminės Hamas rankose, protestuoja kasdieną. Tūkstančiai izraeliečių protestuoja prieš Netanyahu, kad nutrauktų karą. Ir to žiniasklaida paprastai nerodo. Aš manau, kad Trump pradeda prarasti kantrybę, kadangi jis norėtų, kad ten būtų taika, kadangi praktiškai Hamas yra nugalėtas, o Netanyahu naudoja bado programą. Jau 2 mėnesiai yra praktiškai bado statutas 2 milijonams žmonių. Yra nutrauktas maistas, nutrauktas vanduo, elektra, medicininė pagalba, ligoninės yra bombarduojamos ir panašiai. Praktiškai yra 2 milijonai bado stadijų. Sakė, tarptautinės organizacijos jau sako, apie 500 tūkstančių žmonių yra ant bado ribos. Ir tas aiškiai Izraeliui kenkia pasaulyje, ypatingai Europoje ir kituose kraštuose, Azijoje, Pietų Amerikoje ir panašiai.
bet Netanyahu nekreipia dėmesį, o Trump, aš manau, jaučia tą spaudimą iš visų kitų valstybių nutrauktą karą. Laikas bėga labai greitai, todėl noriu šokti dar prie vienos temos. Vieną karą Trumpas pradėjo pats visai nesenai ir atrodo dabar jį neblogai laimi, tai yra tarifų karas. Aišku, metaforiškai, bet visgi pasiektas susitarimas, ne vienas, pasiektas susitarimas su Britais, pasiektas susitarimas bent tam tikras ar ne su Kinija. Aptarkime tai, kaip jūs vertinat, ar pradėjo ryškėti tam tikri rezultatai Trumpo šito šoko terapijos, ar čia dar nieko negalima apibendrinti? Trump, kaip ir visada, mėgsta viską daryti didingai. Tai jis paskelbė muito karą ne prieš vieną ar kelias valstybės, bet prieš 180 valstybių. Vienintelė valstybė, kuri pradėjo kovoti su juo, buvo Kinija. Ir Kinijos čiai tiek susirūpino, kaip minėjau, Kinija dabar ekonominiai turi daug problemų viduje, kadangi komunistų partija perėmė ekonomiką ir diktuoja iš viršaus. Ir visais būdais praktiškai nualina tą ekonominį augimą, kuris buvo panašus į kapitalizmą. Komunistai to netoleruoja. Ir todėl ekonomika žiauriai dabar yra nukritusi Kinijoje. Tie muitai Kinijai praktiškai privestų prie bankroto, ekonominio bankroto, prie depresijos. Tai Či nusigandęs aplankė Azijos kraštus, Vietnamą, Iraną, tai yra Indoneziją ir Malaiziją, ir bandė juos įtikinti, kad jie kartu su Kinija kovotų prieš Ameriką. Bet jam nepasisekė įkalbėti nei vienai valstybei. Visos valstybės bando susitarti dabar su Amerika. Yra virš 80 valstybių padavę jau raštiškai siūlymus susitarti. Vienintelė valstybė, kuri kovojo prieš Ameriką, buvo Kinija. Tai Kinija iškėlė mokesčius prieš Ameriką virš 100%. Tada Trump pakėlė 145%. Aišku, tokie muitai būtų sustabdę visą ekonominį judėjimą tarp dviejų didžiausių ekonominių kraštų. Ir Kinija sakė, nesiderės, bet kai pamatė, kad yra tokia didelė problema, jie nutarė susitikti Šveicarijoje su Amerikos atstovais ir po 2 dienų derybų Kinija numuša mokesčius iki 10%, Amerika numuša iki 32%. Ir derybos tęsiasi toliau ir atrodo, kad ekonomika vėl pradės judėti. Nors buvo praktiškai laivynas sustabdė, ekonominis laivynas, Kinijos laivai stovėjo prikrauti, negalėjo važiuoti į Ameriką ir dabar pradės tas judėjimas. Ir čia parodo, kaip Trump labai asmeniškai pradėjęs tokį karą prieš pasaulio ekonomiką, atrodė kaip Don Kichotas. Dabar atrodo, kad Amerikai bus naudinga, taip kaip buvo naudinga susitarti su Anglija, pradeda dabar tarti su Kinija ir aš manau, kad per sekantis porą savaičių bus paskelbta visa eilė susitarimą su kitų valstybių. Mes artėjam prie pabaigos, bet vis dėlto dar šiek tiek norėtųsi apie Kiniją ir jos aktyvumą pasaulyje, ar ne? Jūs pavardėjot, ji bandė tartis su savo artimojo regiono šalimis, formuoti tam tikrą bloką, bet esat minėjęs ir apie visiškai kitus pasaulio kraštus. Ar jums atrodo, kad šiandien Kinija yra aktyviausias globalus žaidėjas pasaulyje? Kinija nori užkariauti pasaulį, tai kaip norėjo Sovietų sąjunga, tik tai kitokiais būdais. Kinija naudoja diplomatiją, ekonomiką ir karinę jėgą. Prieš Ameriką Kinija deda ypatingas pastangas infiltruoti Ameriką. Tarp kitko, šiandieną buvo įdomus straipsnis iš Stanford universiteto, kuris yra vienas iš garsiausių Amerikos universitetų,
kur daug studijuoja Kinijos studentų. Amerikoje studijuoja maždaug 350 tūkstančių Kinijos studentų. Daugumas iš jų studijuoja griežtuosius mokslus ir bando patekti tyrimus, ypatingai slaptus tyrimus, kur universitetai yra užsiėmę su Amerikos valdžia. Ir tam straipsniui rodo, kaip Kinijos saugumas kiekvieną iš tų studentų spaudžia, kad pristatytų informaciją, kaip ir ką jie daro. Ir primena jiems, kad jie priklauso Kinijai ir kad jų šeimos gali nukentėti, jeigu jie 100% nekooperuos. Vienu žodžiu naudoja 350 tūkstančių studentų kaip agentus Amerikoje. O čia yra tik tai dalinai pavyzdys, ką prieš Ameriką daro. Pietų Amerikoje, daleiskim, Karibų salose, visur bando Kinija pradėti per ekonomiką ir diplomatiją statyti įvairias bazės. Kuboje stato karinę bazę, kur yra 90 mylių nuo Amerikos. Bahamoje, kur yra 50 mylių nuo Amerikos, bando ekonominiai prieiti prie pagrindinių Bahamos statybos industrijos. Tas pats vyksta Venezueloje, daleiskim, kur yra komunistinė valdžia, kuri kovoja prieš savo piliečius su 20 tūkstančių ir kiek kubiečių saugumiečių. Vieninteliai, kurie remia Venezuelą, dabar yra Rusija ir Kinija. Taip, kad ta komanda, ta Rusijos, Kinijos, Irano ir Šiaurės Korėjos komanda veikia visam pasauliu, bet jie vadovauja Kinija. Ir mes turėtumėm plačiau apie tai pakalbėti, kadangi čia yra globalinis Kinijos bandymas perimti pasaulį tais 3 būdais. Reikia pasižadėti ir mes pasižadame skirti tam atskirą epizodą, bet dabar dar drįsčiau paklausti kiek kitoj temai. Jūs kalbėdamas apie Kiniją man priminėt santykius Vatikano su Kinija pastarąjį dešimtmetį popiežiaujant Pranciškui, ir tai buvo tokie sugyvenimo santykiai, sakyčiau, buvo padaryta daug nuolaidų komunistiniai valdžiai, kuris siekia diktuoti katalikų bažnyčios veiklos sąlygas Kinijoje. Naujasis popiežius, noriu klausti ne apie Kiniją, bet apie būtent naująjį popiežių. Naujasis popiežius man kiek maloniai, netikėtai, labai aiškiai, mes bent Lietuvoje labai džiaugiamės, labai aiškiai pasisakė dėl Ukrainos ir Rusijos. Ir šitoje vietoje man norisi paklausti jūsų, jeigu sutiksit, toks pirmas įspūdis, kaip jūs manot, ar tai bus popiežius, kuris, palaikys Trumpo kūriamą pasaulio tvarką, jeigu taip galima pasakyti, ar bus toks antitrampinis. Kitaip sakant, ar jisai dabar yra kaip Amerikoje išrinktas popiežius? Štai jūs gyvenat Amerikos visuomeniai labai ilgą laiką. Kaip Amerikoje išrinktas popiežius, ar jis dabar yra, Amerikos galios svertas, Amerikos pasaulio vizijos irgi tam tikras atsvaros taškas, ar jis kaip tik eis į didelį viešą konfliktą su Trumpu, JAV prezidentu? Kas jums atrodo realiau? Arba galite ir ne šitose rėmuose, bet jūsų pirmas įspūdis apie popiežių? Aš bijočiau pasisakyti, kadangi dar yra per anksti. Vienas dalykas, kitas dalykas vėl, kai praeitą kartą kalbėjome apie popiežius, vienas yra katalikų dogmos klausimai, kitas yra Vatikano politika. Aš jaučiu, kad Vatikano politika bus panaši, kaip buvo su popiežiu Pranciškum. O dabartinis popiežius, nors jis gimė Amerikoje, jis turi 2 pilietybės. Ir jis daugiau skaitosi pietų amerikietis negu amerikietis. Aš spėčiau, kad jis priklausys, man įdomu bus, kaip jis reaguos Kinijos veiksmą prieš katalikų bažnyčią. Nes kai popiežius mirė, Kinija neatsiuntė užuojautos ir tuo pačiu pradėjo areštuoti katalikus vyskupus Kinijoje.
ir persekioti tą dalį Kinijos katalikų bažnyčią, kuri oficialiai nedalyvauja su komunistinė Kinijos bažnyčia. Popiežius amžinatilsį turėjo slaptą sutartį su Kinija. Ir sutartis davė Kinijai progą skirti vyskupus katalikų bažnyčiai, kurios turėjo patvirtinti popiežius. O dabar aiškiai dabartinis komunistų lyderis nekenčia religijų. Jis kovoja prieš visas religijas, ypatingai prieš krikščionis ir ypatingai prieš katalikus. Tai man bus labai įdomu pažiūrėti, kaip naujas popiežius reaguos į tą, kai tikrieji katalikai yra persekiojami. Daleiskim, kardinolas Zen buvo per laidotuvės ir bandė jį įtikinti, kad jis liktų, kadangi jis grįžo atgal į Honkongą, kuriam grėsia pavojus, kad jį areštuos, nors jis yra virš 90 metų. Tai žiūrėsim, kaip naujas popiežius reaguos į santykius su Kinija. Aš manau, kad tas daugiau pasakys negu jo ryšiai su Trump. Labai įdomu, iš tikrųjų, aš turiu prisipažinti ir pats mano klausimas išduoda, aš esu nuoširdžiai susidomėjęs, kas ir laukiu su tokiu vaiko smalsumu. Koksgi vis dėlto pasirodys besas naujasis popiežius, nes pakankamai mažai mes apie jį žinom, dabar visi pradėjo knaisioti biografiją, ieškoti kažkokių ženklų, ko galim iš jo tikėtis, ir tų ženklų randa ir į vieną, ir į kitą pusę įvairiais pjūviais. Mes iš tikrųjų dar nežinom, kaip čia bus, bet žinom, kad yra pakankamai neaišku ir kad visaip gali būti. Ir tai jau savaime yra šis tas, nes daug variantų buvo, kai galėjo išrinkti popiežių, su kuriuo būtų viskas aišku nuo pat pradžių. Viena ar kita kryptimi. Tai tikrai turėsim daug nežinios, pavadinkim taip, ir aš manau, kad bus labai įdomu stebėti ir šventąjį sostą. Tiek artimiausiais mėnesiais, tiek tikėkimės ir dar ne vienerius metus. Aš skubu baigti apie pasaulio politiką. Povilai, turit klausimą apie Lietuvą? Jo, man įdomu, Seime girdėjau, kaip iškilo klausimas apie buvusius KGB agentus Lietuvoje ir jų įtaką valdžioje ir bendrai jų išviešinimas. Gal gali papasakot, kadangi mums tas yra įdomu ir man svarbu paklausti, kodėl buvo užrakintos tos bylos 75 metų. Kam tas buvo svarbu? Labai sunkus klausimas, į kurį kartais ir Seimo nariai paklausė ir aš neturiu tvirto atsakymo. Viešus paaiškinimus galėsiu pateikti. O situacija su projektu yra tokia. Žadėjo per šiuos rinkimus tik tai nacionalinis susivienijimas ir Nemuno aušra, kad išviešins KGB bendradarbius. Na, aš parlamente vienas, bet Nemuno aušra tai turi antrą didžiausią frakciją koalicijoje. Ir tiek Žemaitaitis pateikė projektą, tiesa, sakyčiau, siaurai numatanti tą galimą viešinimą KGB bendradarbių. Tiek man visiškai netikėtai keli Tėvynės sąjungos atstovai pateikė projektą irgi siaurai numatantį tą viešinimą KGB bendradarbių. Ir tas projektas, abu jie, tiesą sakant, praėjo pateikimą Seime, tai yra pirmą iš 3 balsavimų, labai sėkmingai ir atsidūrė komitete, kuriame ir aš esu, nacionalinio saugumo ir gynybos. Ir čia jau kiek netikėtai blogąja prasme, abu projektai užstrigo. Užstrigo, galų gale vienu balsu pralaimėjo Anušausko projektas ir dar grubiau pralaimėjo Žemaitaičio projektas, bet čia prašysiu įtempti mintis klausytojų, nes tokios gan painios detalės. Seime, kai pagrindinis komitetas priima kokią nors išvadą dėl projekto, pavyzdžiui, kad atmeta projektą, Seimas salėje gali atmesti tą išvadą ir taip projektą prikelti. Ir būtent taip atsitiko. Nors komitete, pavyzdžiui, visi socialdemokratų atstovai balsavo už tai, kad nereikia išslaptinimo jokio, bet šalia salėje faktiškai visi socialdemokratai ir apskritai visų frakcijų dauguma atstovų balsavo, kad visgi reikia duoti kelią tiem išslaptinimo projektam ir atmetė tas neigiamas išvadas ir dabar iškeliavo į Teisės teisėtvarkos komitetą, kur Julius Sabatauskas pirmininkauja. Vėl tie klausimai. Jie toliau spręsis.
Čia yra ir mano tam tikras vaidmuo, nes aš su vienu kolega socdemu Martynu Katelynu pateikiau pasiūlymą vienam iš tų projektų, kuris vis dėlto panaikintų tuos susiaurinimus ir leistų išviešinti visus valstybei žinomus KGB bendradarbius. Nes, dar truputis kantrybės, Žemaitaičio projektas siūlo išviešinti tik tuos, kurie eina svarbias pareigas politikoje, valstybės tarnyboje arba žiniasklaidoje. Šiandien dėl amžiaus yra labai jau nedaug tokių žmonių, jeigu iš vis kiek ten jų yra. Anušausko projektas siūlo įstatymų išviešinti, bet palikti VSD galimybę toliau slaptinti. O VSD yra kaip tik ta institucija, kuri labiausiai ir pasisako už įslaptinimą. Tai jinai tikrai slaptintų. Tai kadangi abu šitie projektai yra labai siaurai tą išslaptinimą siūlantis, tai mes užregistravom tokią aštresnę pataisą, kad išslaptinti be jokių papildomų sąlygų. Tai ta pataisa dabar kartu su Anušausko projektu keliauja į Teisėtvarkos komitetą ir žiūrėsim, kaip tęsis toliau. Bet du buvo balsavimai Seimo salėje po pateikimo ir po komitetų ir abu jie buvo labai palankus tam pačiam išslaptinimo tikslui. Premjeras Paluckas irgi viešai komentavo, kad jis yra labai už ir visus ragina būti už. Tai yra didelis pokytis Lietuvos politikoje, nes anksčiau visi išskyrus Lenkų rinkimų akciją būdavo už tai, kad slėpti. Kodėl slėpti, jau visai baigiu, yra du amžini argumentai. Vienas, kad valstybė davė pažadą tiem žmonėm, kurie prisidavė apie savo bendradarbiavimą ir dabar, jeigu išslaptintų, tą pažadą sulaužytų. Su šituo argumentu aš visiškai nesutinku, nes iš pradžių pažadas buvo terminuotas 15 metų ar ten intervalas tam tikras. Ir tą pažadą kaip tik ir sulaužėm, kai pratęsėm dar 75. O kitas argumentas yra, na čia taip kategoriškai negali atsakyti, VSD kelia tą argumentą, kad Rusija dabar nežino, kurie yra demaskuoti agentai, o kurie ne. Ir bijo prieiti prie tų, kurie gal yra jau prisidavę Lietuvai ir nebegali dirbti ir jų nepašantažuosi. Esą, jeigu mes išviešintume tuos sąrašus, tai palengvintų Rusijai darbą su savo agentais. Bet čia yra du dalykai. Vienas dalykas, žmonėms baisiausia yra to išviešinimo visuomeniai. Ir Rusija irgi tuo gali šantažuoti visus. Tiek, net ir nežinodama, kurie yra žinomi Lietuvos valstybės institucijoms, kurie ne. Ir kitas dalykas, vėlgi, kaip ir su Žemaitaičio projektu, kiek dar yra tų agentų, kurie užima kažkokios aktualias pareigas, daro įtaką Lietuvos politiniam gyvenimui ir Rusijai yra svarbus jų aktyvavimas. Greičiausiai tai yra labai mažos apimties klausimas. Tai visgi istorinis teisingumas atrodo svarbiau, visuomenė gali susitaikyti, kai sužino, kas prieš ją veikia ir kokią apimtim. Ir būtų gerai ir viską darom Seime, ką tai galim dėl to, kad vis dėlto būtų išviešinta. Vytautai, kai aš išgirdau apie tos debatus Seime, aš pagalvojau, kokie būtų debatai, jeigu klausimas būtų, ar išviešinti Gestapo agentus. Na va, tokių debatų nėra, bet pastaba labai taikli ir tą situaciją. KGB agentai padarė daugiau žalos Lietuvai, aš manyčiau, per 50 metų. Dar yra argumentas, kuriuo pasirėmė Ingrida Šimonytė balsuodama prieš išslaptinimą. Sako, yra neteisinga, kad buvo virš 100 000 KGB bendradarbių, o Lietuva dabar žino gal tik apie 1,5 tūkstančio. Absoliučios daugumos nežino. Ir tos absoliučios daugumos niekada ir nesužinosim ir nepaskelbsim visuomeniai. Tai išeina, kad prisiduoti Lietuvai neapsimokėjo, nes dabar Lietuva tave paviešins. Bet iš kitos pusės, man regis, mūsų moralinė pareiga yra padaryti tai, ką galim. Ko negalim padaryti, to aišku ir nepadarysim. Bet tiek, kiek žinom, ką turim, tuo galim pasidalinti. Kalba galų gale eina ne tik apie žmonės, kurie patys prisipažino, bet ir apie žmonės, kuriuos įdavė tie pirmieji prisipažindami. Tai ta duombazė, pavadinkim taip grubiai, yra platesnė ir ne vien pažadų susaistyta. Bet labai jau čia leidau savo išsiplėsti, atsiprašau už tai. Dėkoju labai Povilai už mūsų šios dienos pokalbį. Manau, kad labai daug temų peršokom, nors viskas susirišo su Trumpo vizitu artimuosiuose rytuose. Ačiū, tikiuosi, kad greit būsime eteryje ir iki kito karto. Su Dievu, Vytautai.